Nu ką, sveiki, čia mes dabar tradicinėme Svazių kaime. Čia aš slėpsiuosi nuo teisingumo ir planuosiu naujus nusikaltimus. Man labai patinka afrikiečiai, todėl kad visi afrikiečiai yra nusikaltėliai, kaip ir aš. Nusikaltėliai visada įkvepia vienas kitą. Man labai patinka šitas vabalų garsas. Daug kur džiunglėse yra toks garsas. Šitie vabalai yra magiški, jie siunčia vibraciją. Lietuvą griaunančią vibraciją. Todėl įsiklausykime. Šitie vabalai siunčia energiją, kuri panaikins Lietuvą. Malonu klausyti iš karto, ne? Grįžau į kaimuką, čia, reiškia, šitie namukai tai yra jurtos iš tikrųjų, nes jos yra pernešamos, šitie namukai. Kai kaimas juda kažkur kitur, jie išmontuoja ir nešasi kartu šitą konstrukciją. O Lietuvoje vyksta diskusija dėl to LRT. Tos LRT. Aš tai sakyčiau, kad LRT reikia iš viso uždrausti. LRT yra blogis, propagandos įrankis, kuris meluoja žmonėm, kad reikia žudytis, lysti po kulkom rusų, kai prasidės karas. Tai yra labai bloga institucija. Ja reikėtų iš viso uždrausti. Bet mes šiuo metu negalim jos uždrausti, nes mes vis dar laukiam momento X. Bet jau dabar galima pakeisti šitą Gebelsčiauskaitę Budrienę, atleisti ją iš generalinės direktorės pareigų. Kame yra esmė šitų pataisų, dėl kurių LRT priešinasi? Dėl to, kad priešinasi jos generalinė direktorė, nes ji supranta, kad ją atleis. Ir būtų labai nuostabu. Ją reikėtų atleisti ne tik tai iš generalinės direktorės pareigų, ją reikėtų atleisti iš gyvenimo. Kalašnikovo Taip atleisti ją iš gyvenimo reikėtų, tą durą. Ir jie dabar susirado kažkokius teisininkus, kažkokius hujaisininkus, Lietuvos socialinių mokslų centras, kurį ten vadina LRT, reiškia, institutų. Šitas centras tai taip pat yra propagandinė institucija. Ten nėra nė vieno protingo teisininko, nė vieno daktaro, pavyzdžiui, teisės. Ten yra visi bipčiulpiai šitam socialinių tyrimų institutas, teisės institutas kažkoks, Lietuvos socialinių mokslų centras, kurį LRT ten pristato, kad super teisininkus, kurie ten išaiškino, kad Budrienės negalima atleisti iš darbo, dėl to, kad tai prieštaraus konstitucijai. Žinot, konstitucija tai yra didžiausias mitas. Nėra jokios konstitucijos. Iš tikrųjų, netgi ir Vaitkus daug, kai šneka apie konstituciją, daro tą pačią klaidą. Esmė yra tame, kad yra 98 metodai aiškinti konstituciją. Ir praktiškai jūs pasirenkat vieną iš tų 98 metodų ir naudojat. Ir kadangi tiek daug yra metodų išaiškinti, kas yra parašyta konstitucijoje, praktiškai jokios konstitucijos nėra. Tai visos ten kalbos apie tai, kad ten Budrienės atleidimas iš generalinės direktorės ten pareigų pažeistų ten teisės viršenybę, ten kažkokį huibę, pažeistų atsakingo valdymo principus. Tai yra tokia huita. Nėra jokių teisėto valdymo principų. Tai yra
tuščios savokos, kurios gali būti teisės aiškinimo metodų pagalba, išaiškinti kaip reikia. Kaip tik tai reikia, tam kas aiškina. Ir man labai keista, kad LRT ir Lietuvos vyriausybė ir konservatoriai meto tiek daug jėgų dėl šitų pareigų, dėl, reiškia, to, kas bus LRT vadovu. Iš esmės aš manau, kad mažai kas pasikeis. Ar liks Budrienė, ar būtų nauja kažkokia, kurią paskirtų Lietuvos vyriausybė. Mažai kas pasikeis, bet kokiu atveju keist juos kiek įmanoma dažniau reikėtų. Ir aš manau, kad yra tame prasme, jeigu Budrienę išmest į šiukšlių dėžę. Aišku, kita generalinė direktorė bus tokia pat dura, bet bent šitą durą galima būtų išmest. Tai dėl to aš be abejo noriu, kad šitas įstatymas būtų priimtas. Iš viso LRT nereikėtų kaip televizijos. Tai yra klaida turėti tokį propagandinį mechanizmą. Bet jau jeigu yra, tai geriau turėti kažkokį tokį, kur konservatoriai nėra taip įsišaknyje, kaip su Budrienė. Vienykimės ir kartu mes sunaikinsime laisvą žodį Lietuvoje, kaip sako Budrienė. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.